Artėja vasaros sezonas ir kiekviena vasara yra neatsiejama nuo sporto. Ir jau kelintą sezoną iš eilės sportinis elementas, sportiniai drabužiai įsilieja ne tik į sporto salės veiklą, bet ir į gatvę, ir į laisvalaikį, ir netgi į darbinę veiklą. Ir labai dažnai merginos atrodo puikiai, bet kartais galima persistengti arba pridaryti daug klaidų. Ką reikėtų įsidėmėti šitoje srityje, kad kaip ir bet kurios derinius darant, kad visada svarbiausia yra balansas ir pusiausvyra, kad ne per daug susportinti to įvaizdžio. Šiandien mes kartu pamėginsime su merginomis, kurios yra Lietuvos sportininkės, padaryti kelis įvaizdžius, kurie tiks, vieni tiks labiau laisvalaikiu, kiti galės tikti į darbą, treti bus visiškai tokie laisvi festivalio spalvingi įvaizdžiai. Pasižiūrim? Taigi esu Inga Žalytė, dirbu asmeninė trenerė, taip pat esu bikini fitness atstovė ir šiaip žmogus labai mylintis sportą. Tiek laisvalaikiu, tiek darbo metu nuolatos dėviu sportinę aprangą, tai iš tiesų yra man labai aktualu išgirsti stilisto patarimų, būtent kaip visą tai suderinti. Esu Diana Zagainova, esu daugkartinė Lietuvos jaunimo trišuolio čempionė, 2016 metų suaugusių trišuolio čempionė. Mano drabužiuose ir aprangoje vyrauja daug sportinių elementų, dėl to be abejo svarbus stilisto patarimas. Ingai mes šiandieną parinkome pastelinį paltuką, kas yra labai ant bangos ir iš tikrųjų labai praktiška dabar skubančiai moteriai, miesto merginai, kai dar yra pavasaris, dar yra šilti orai, norisi paltuko, bet labai patogia avalynė yra laisvalaikio avalynė kedai. Jie yra tokie labai baltos spalvos, be jokių detalių, neutralūs, dėl to jas galima nešioti tiek prie sporto, tiek prie labai klasikinių drabužių, netgi prie klasikinio kostiumėlio jas puikiai galima suderinti. Ką dažniausiai daro merginos nusipirkusios pastelinių spalvų drabužius, tarkim tokių saldžių spalvų kaip mėtinė, rožinė, jos dažnai nelabai įsivaizduoja, kaip jas reikėtų dėvėti. Dėl to derina arba viską labai saldžiai, kas irgi nėra blogai, bet jau truputėlį ta tendencija eina į šoną, arba viską derina su balta, kas yra truputėlį nuobodu. Tai ką patarčiau daryti, tai bandyti pastelinį, ypač tokią kaip žydrą, derinti su rudais atspalviais. Jis labai puikiai tinka su kupranugario spalvom, su smėlio spalva, kaip šį kartą mes parinkome Ingai. Ir dar vienas puikus sportinis akcentas, tai yra kuprinė. Kai dažniausiai mes į rankinę susidedam pusę savo gyvenimo, tai kuprinė gelbsti, nes yra daug patogiau visur vaikščioti. Ir Dianai mes parinkome šortukus, kurie yra su uogytėm ir palaidinė yra su dryželis. Yra dar viena tendencija, kai skirtingi raštai derinami tarpusavy. Sportinės detalės šitame derinyje tai yra sportinio silueto švarkelis, toks kaip bomber jacket, kaip būna regbio švarkeliai, ir sportiniai batukai su storu padu, kas irgi yra visą laiką patogiau. Šitie būdų deriniai yra tokie labiau festivaliniai, galbūt įkvėpti didžiųjų miestų gatvių mados, kai yra derinama visiškai laisvai sportinė apranga su casual stiliumi, kad ir su plačiom tom sportiniam timpėm, sportinė palaidinė, ryškios spalvos ir džinsas yra labai kartu puikiai sudera. Jeigu norime sukurti casual sportinį įvaizdį, kuris tinka gatvėje, nebūtinai tik tai sporto salė, tai tada mums reikėtų kažkaip surasti tą tokį balansą tarp sporto ir tarp casual rūbų, kad nedėvėti vien tik timpų, palaidinės, džemperio, kedų, o pasirinkti dar plus kažkokį tai daiktą. Tarkim, džinsas labai puikiai visada čia įdara ir tai sportą derinant su džinsu praktiškai neįmanoma padaryti klaidos. Ypač jeigu tai vasara, šviesus, plėštas džinsas, tai tikrai galite drąsiai įvairiai eksperimentuoti ir nebijoti suklysti. Ir vėlgi Inga dabar yra apsiavusi
šio sezono tendencijos tipo batukus, tai yra tokie teniso bateliai, kurie vėlgi yra labai paprasti, balti ir jie puikiai dėrės prie visko, tiek prie sportinio, prie sport casual, tiek prie labiau elegantiško stiliaus drabužių, tiek prie ofiso stiliaus drabužių, jie tikrai labai puikiai visur tinka. Tai labai rekomenduotinas įsigyti pirkinys, jeigu galvojate apie naują avalynę, kurią norėtumėte dėvėti ne kartą per savaitę, o iš tikrųjų kuo daugiau ir kuri jums pakeistų 10 batelių porų, tai tikrai čia būtų vieni iš tų batelių. Tai Dianą dabar aprengėme odiniu raudonu ryškiu sijonu, sportinę palaidinę su užrašu pilka ir sportiniai bateliai, kurie yra sportiniai, bet jie turi tokią truputėlį glamūro detalę čia, yra nerinukas. Tai tom merginom, kurioms atrodo, kad sijoną tai jau reikia tik puošniai dėvėti, tai čia yra toksai puikus kompromisas, kuris yra tikrai tarp sporto ir tarp truputėlį glamūro. Diana turi su savimi didelę rankinę, su kuria jinai galėtų eiti, tarkim, į darbą ar kažkur dienos metu pasivaikščioti, kai reikia kažko daug įsidėti.